gerai, sutikau, čia visada buvo viena iš svajonių patekti į 12. Ir vakar jį įsipildė, iki pat paskutinės minutės buvo niekas neaišku, tai džiaugiausi. Ar iš tiesų ta įtampa buvo tokia, kad, kaip sako žaidėjai ir treneris sakė, kad veikia net žaidžiant žaidimą veikia? Aišku, kažkiek tai ta įtampa yra, kai tu nežinai, būsi, nebūsi. Bet, žinai, esi profesionalas, reikia kažkaip nustumti į šoną tai ir dirbti. Tai. Aišku, nedadėdavo to pasitikėjimo, kol nežinojai. Dabar gal viskas bus užtikrinčiau. Kaip iš tikrųjų vertinat visą tą pasirinkimo laikotarpį, kaip atrodo jūsų akimis Lietuvos rinktinė ir galbūt į priekį žiūrint jau, kaip mes galim startuoti? Pats pasirengimo laikotarpis buvo, manau, tikrai geras. Tų varžybų, aišku, buvo visokių, tai geresnių, tai blogesnių, bet manau, kad gerai, kad tai buvo, nes blogos varžybos parodo, ko tau trūksta ir kur reikia daugiau dirbti. Tai manau, kad važiuojam tenai pasiruošę ir manau, kad viskas bus gerai. Kokį vaidmenį treneris yra numatęs tavo asmeniškai? Žinai, mano tas vaidmuo nebus ten kažkoks, išeisiu kelias minutės, kiek duos, tiek turėsiu atidirbinėti ir įrodinėti treneriui, kad galiu ir daugiau. Šiaip kalbėjo treneris, kad klubuose visi žaidėjai yra vienaip ar kitaip lyderiai. Ar sunku iš tikrųjų sėdėti ant suolo ir laukti, kol tada išleis keliom minutėm? Aišku, nėra lengva, turi visada būti pasiruošęs, susikaupęs, bet rinktinė nėra klubas, žinai, tai čia visai kitas lygis, visai kiti žaidėjai, tai nenori turi susitaikyti su to. Sunku persijungti prie to režimo kitokio. Nėra lengva, turi praeiti kažkiek laiko, bet dabar yra jau viskas gerai, jau susitaikai. Kokios rinktinės stipriosios pusės, ką galėtumėte įvardyti kaip ginklą, kuriuo galima varžovus įveikti? Turim didelį žaidėją labai gerą. Aišku, mūsų greitas puolimas turi būti. Daug tokių dalykų, kurių nežinau, čia net kaip pasakyti. Pamatysim, kaip bus ir manau, viskas gerai.